29 diena. Pasauli, duok man save. Deklaravimas. Kai norite kažką gauti iš pasaulio, neverskite jo tai jums duoti. Ką gali atspindėti veidrodis, jei priešais jį šokinėja kaprizingas vaikas? Aš noriu, duok. Taip tu nori ir reikalauji. Tik patį faktą, nei daugiau, nei mažiau. Principas labai paprastas. Jei jums reikia, kad atspindys pasaulio veidrodyje patrauktų jūsų pasitikti, patys ženkite pirmąjį žingsnį. Atsisakykite ketinimo gauti, pakeiskite jį ketinimu duoti ir jūs gausite tai, ko atsisakėte. Aiškinimas. Jūs norite pripažinimo ir pagarbos? Nereikalaukite šito. Patys gerbkite žmogų, siekite, kad jis jaustųsi esąs reikšmingas jūsų akyse. Jums reikia užuojautos ir dėkingumo, neieškokite jų, nuoširdžiai rūpinkite žmogumi ir jį atjauskite. Jūs siekite pelnyti simpatiją, jos negausite už gražias akis. Patys jauskite simpatiją žmogui, tada ir jūs jam būsite simpatiški. Jums reikalinga pagalba ir parama, padėkite patys. Taip jūs padidinsite savo reikšmingumą, o žmogus nenorės būti mažiau reikšmingas nei jūs ir neliks skolingas. Galiausiai jūs trokštate abipusės meilės. Atsisakykite teisės turėti ir priklausomybės santykių. Jums pavyks, jei jūs tiesiog mylėsite, nieko nesitikėdami. Tokia meilė būna labai reta ir prieš ją niekas neatsilaikys. Visais šiais atvejais jūs tikrai gausite tai, ko atsisakėte.